aš norėjau pradėti taip, įžangą. Kai gavau tokį prašymą žmonės pakalbėti apie viešą interesą, tai aišku, teko žiūrėti, kas tas yra. Ir ko gero citata iš Wikipedijos, ko gero jinai yra taikliausia, galbūt paprasčiausia. Viešasis interesas visuomenės narių tarpusavio sąveikos principas, kuris leistų įgyvendinti savo interesus ir netrukdytų tai daryti kitiems. Taip pat ten labai taiklus buvo ir architektūros apibūdinimas. Architektūros kūrimo procesas apima priemonės naudojamas tradiciniuose menuose, skulptūroje ir tapyboje. Erdvę, formą, tūrį, tekstūrą, spalvą, šviesą, šešėlį. Dėl šių aspektų pasireiškimo architektūrinis projektavimas tradiciškai laikomas kūrybinių procesų, o architektūra bendruoju atveju priskiriama prie meno šakų. Tam tikrą prasme buvo džiugu skaityti tokias gražias mintis. Tai šiek tiek pasidomėjus, pranešimo, pabandžiau suskaidyti tokias dalis, tai buvo įžanga. Ir dabar pabandysiu paskaityti tokią dalį, kurią pavadinau piktąją dalį. Pabandžiau daugiau pasiskaityti, kas tai yra viešas interesas. Įdomu ir sudėtinga. Bet panašu, kad mes ir lietuviai vėl įklimpom į anglosaksų kalbinius spąstus. Public interest. Kažkas labai gražiai išvertė. Tai viešasis interesas. Skamba tikrai gražiai, bet ką tai reiškia, jau kokį 10 metų aiškinasi filosofai, teisininkai, valstybininkai. Ir kiekvienos srities atstovas to klausimu turi savo poziciją. Ko gero teks ir mums, architektams, pasiaiškinti, kas tai yra. Kol teismai dar nežino, kaip elgtis su architektūra. Kokios bausmės laukti, jei suprojektuoji pastatą, kuris kam nors nepatinka. Jau atėjo laikas pagalvoti, ar tikrai norim, kad Neringa taptų savotiška architektūrinio melo zona. Kad gyvenami būstai būtų renginių malkų virtuvėse, o po gyvenvietės važinėtų žvejo sodybą apsimetantis autobusą. Toliau savo dalį pavadinau tokią analitinę. Jinai galbūt bus panaši į prieš tai kalbėjusias prelegentės, ypač savo vizualizacinę medžiagą, bet vis tiek aš pabandysiu. UNESCO Kuršių nerijos nominacinėje byloje rašoma, iki pat šių dienų Kuršių nerija yra tebesivystantis kultūrinis kraštovaizdis, kurio aktyvus socialinis vaidmuo artimai susijęs su tradiciniu gyvenimo būdu. Išliko ir šiuolaikinėje visuomenėje, ir kuriame tebevyksta evoliucinis procesas. Šitą nominacinę bylą aš kokį 10 metų bandžiau rasti vertimą į lietuvių kalbą, čia 3 metus neieškojom ir dabar jau yra, žinokit, viskas išversta. Į lietuvių kalbą galite UNESCO puslapyje susirasti. Tai yra pakankamai naujiena. Iki tol ta naujiena buvo tik tai anglų kalboj, reiškia kažkur tai UNESCO centre. Tai norėjau pakalbėti apie būtent tą raidą, kokie čia architektūros, kas įtakojo tą architektūros formą, ką mes turime, tą architektūros palikimą, ir pabandysiu gana greitai šitą savo nagrinėjimą perskaityti. Iki 19 amžiaus vidurio Neringa ko gero buvo skurdžiausia teritorija baltiškose kraštuose, nuošali Prūsijos provincija. Savo valstybės dėmesio sulaukianti tik todėl, kad čia eina kelias į Kuršą. Vietiniai žmonės gyvena mediniuose rąstiniuose karkasiniuose namuose, kuriuose telpa visas jų gyvenimas. Pagrindinis užsiėmimas žvejyba ir kopų miško priežiūra. Tuo metu architektūra padeda suvokti tik ikonografija ir archyviniai duomenys apie senuosius pastatus. Tuo metu statyba pagrįsta amatininkiškomis tradicijomis, ekonomiškai kukliais sprendiniais ir vietinių medžiagų panaudojimu.
XIX amžiaus vidury, tai tam tikras kitas etapas, kai romantiškai gražaus kraštovaizdžio vietovę atrado vokiečiai, prasideda poilsio organizavimo veikla. Prie savo namų žvejai poilsiautojams stato priestatus, verandas, kaip tam tikra informacija apie tai, kad čia laukiama poilsiautojų ir ant namų atsiranda išraiškingos vėjelintės lėkiai žirgeliai. Žmonės stengiasi savo namus išskirti iš kaimyninių, papuošti, padaryti patrauklesniais. Prasideda ir poilsio pastatų statyba. Viešbučiai, kavinės, regyklos, vandens prieplaukos, pliažų statiniai. Atsiranda aiškiai profesionali, bet importuota architektūra. Kodėl tai sakau, tai tikrai galima rimčiau pasidėjus rasti net ir iš kur jinai čia atklydusi. Bet šiuose pastatuose dar galima rasti ir vietinio statybinio amato ženklų. Poilsio industrija sparčiai klesti, gyvenimas keičiasi, pastovus gyventojų užsiėmimas lieka žvejyba, miško priežiūra, poilsio organizavimas aiškiai sezoninis. Šiek tiek po truputį keičiasi ir gyvenviečių struktūra, ypač tikriausiai juodkrantėje. Tai ką mes rodau tas skaidrės, todėl kad suvoktumėm, kad tai jau buvo profesionali architektūra. Tai jau buvo sprendimai ne amatininko, bet profesionalaus architekto. Sekantis tas laikotarpis, tai būtų tarybiniai metai. Tai vienas iš tų laikotarpių tikriausiai Neringoj, mano supratimu, architektūrinė prasme, jis lygiai taip pat vertingas, kaip ir pirmieji du laikotarpiai. Šiuo metu, aišku, pasikeitė ta visuomeninė santvarka, viskas tampa visaliaudiniu turtu, bet prasidėjus rekreacinių pastatų statybos bumui apie 70 metus, statoma daug poilsiui skirtų pastatų. Gyvenimo būdas dar egzistuoja privati gyvulininkystė, kolektyvizuota žvejyba, miškininkystė, bet pagrindinis užsiėmimas pamažu persitvarko į poilsio organizavimą. Labai aiškiai kinta pastatų architektūra, o šitą architektūrą jau įtakoja ir pasaulinės tendencijos. Kodėl aš kalbu apie gyvenimo būdą, bet nenagrinėjau architektūros formų? Manau, kad architektūra daug sudėtingiau nei medžio raižiniai lėkiuose. Jie atspindi tam tikros visuomenės, tam tikro laikotarpio gyvenimo būdą. Ne kas kitas, bet tos visuomenės interesai diktuoja architektūrą, architektūros madas. Tai tarsi dviejų krypčių eismas. Visuomenė įtakoja architektūrą, architektūra veikia visuomenę. Dabar jau aišku, kad prieš keletą metų sėkmingai iš Neringos ištrėmus paskutinę karvę nebestatysim tvartų, plėčių, daržinių. Po sėkmingos ES paramos jau nebereikalingos žvejybinių laivų prieplaukos, elingai, tinklų džiovinimo pastatai. Senieji tradiciniai amatai, gyvulininkystė, augalininkystė išnyko. Čia galim padėti tašką. Žvejyba tampa tik hobi. Mes visi jau priprantam vietoj ungurio valgyti Lietuvoje nepagaunamą, bet skaniai šūkytą skumbrę. Vienintelė realiai likusi, natūraliai besivystanti tradicija, kurią gebu įvardinti ir suskaičiuoti ją apie 180 gyvavimo metų, tai poilsio organizavimo veikla. Todėl matyti neatsitiktinis žodis rekreacija visuose Kuršių nerijos planavimo dokumentuose pats populiariausias.